Kai pasuko laikrodį atgalios, anksčiau ėmė tempti. Tamsa direkcijos koridoriuose jau 4 valandą. Ir rodos nedirbti, miegoti reikėtų. Dar vėlinės artėja. Toks ilgesys kažko nutolusio ima žiūrint į vėjo plėšomą klevą už lango. Vieną vakarą grįžtu namo tamsoje. Mano įprastinis kelias eina per 10-11 amžiaus Šarkų kapinyną Šilalės rajone. Kai tiesia plentą Šilalė Kvėdarna, kelininkai atkasė kapus. Archeologai jos ištyrinėjo, kelininkai vis tiek perkasė visą kalvą ir nutiesė tiesiausią kelią. Kalvos šlaitai vėliau apaugo medžiais. Tas senovės Žemaičių kapinynas yra aukščiausioje apylinkės vietoje. Šalia dabar jau stovi Teledom, Nitel, Bitės bokštai. Bet toj senoviai žmonės laidodavosi arčiau dausų, kad aukščiau Dievo būtų. Už medžio manęs laukia stirna, bet aš to dar nežinau. Staiga, regos lauke, žvėries akis, tokia didelė galva ir dar didesnė akis joje. Stirna įpuola į plentą, bet staigiai išsigandusi ima trauktis. Stabdau ir aš. Pro akis prabėga mirtinas scenarijus. Kaip stirna visų savo kūnų pro priekinį stiklą lekia į mašinos saloną. Jo matau nuo įskilimų balant į mašinos langą. Taip nenutinka, nes stirna kliudau tik mašinos šonu. Duslus stuktelėjimas, toks minkštas ir švelnus mudviejų susidūrimas, kad atrodo nieko baisaus nenutiko. Dėkoju tau viešpatį, dėkoju tau stirna, tu, o ne aš. Virpu iš išgąsčio, išlipu. Išmatomis išmaliavotas mašinos sparnas, posūkio lemputė kabo ant siūlo. Fuck! Šūdas, kodėl man, kiek dabar kainuos, ką vyras man pasakys, vėl jam teks pinigus už mano nesąmonės mokėti. Pinigai ir kažkur čia turėtų būti meilė. Aš valgausi. Ant kelio jokio žvėries nematyti. Bet stirną surandu grabiai, užmuštą tik su vienu ragu. Tas spėjau pamatyti. Aš užmušau stirną. Jos egzistenciją nutraukiau aš. Stirna guli grabiai negyva, jos kūno biologija nebeveikia, stirnos kūnas pradeda irti tą pačią akimirką, kai ji mirė. Stirnos kūnas tampa kažkieno kito maistu. Grįžtu į mašiną su savimi pasiėmus jos akis. Stirnos akis pilnas nesibaigiančios baimės. Namie atseit ignoruoju tą faktą, kad šiandien pakliuvau į autoįvykį. Norėčiau įkritus į patalus verkti, gerti karštą arbatą ir laukti paguodos iš savo vyrų. Vaikas apkabina mane, gėrė sako, kad esu pati geriausia mamytė šioje šalyje, kad geriausiai kepu sriubas, kad mano maistas pats skaniausias. Man bloga, nes net gėdojau žvėries mirties. Žinau, ką mano tėvas pasakytų. Jis pasakytų, kodėl mane paskambinai, būčiau pasiėmęs į konservas, stirniena tokia skani. Eik tu šikti. A tu galvoji, aš galvoju. O stirną nudaužiau, reik tečiui paskambinti ir pasakyti, ką paimti iš grabės prie Šarkų. Aš noriu dabar pasakyti, kad nesu toks geras žmogus, kokiu save laikiau. Kodėl stirnai reikia